Edramblys čia. Sveiki visi, su jumis Edramblys arba Emilis Repšys. Ir šiandien aš filmuosiu video ne apie Funko Popus, o apie kitokius kolekcionuojamus žaisliukus. Nieko. Ir žinot, tokius žaisliukus, kodėl aš vis sakau žaisliukus, žinot tokius kolekcionuojamus veikėjus labubų, kur dėl jų laukia eilėse dienas. Tai aš vieną turiu, bet ten tikriausiai bus lafufų, nes jūs manęs neklauskit, kiek kainuoja tikri labubų. O lafufų reiškia, kad yra netikri. Reik patvarkyti. Pala. Jo, gerai. Tai aš turiu, nusipirkau ir aš dar turiu 2, tai susipažinkit. Čia lafufų, o lafufų netikra reiškia, netikras yra, tai čia yra sneguolis, o čia yra kreivuolis, nes jo veidas toks. Ir dabar atidarysim šitą. Šitas video nebus labai ilgas, todėl nes mes tik atidarysim. O labubų šiaip man žiauriai patinka, jie tokie minkšti. Mano brolis sako, kad jie baisus. Bet man jie labai cute, mieli. Reikia atidaryti. Aš neatidarinėjau. Ir galima gauti, aš noriu arba šito, Secret. Secret mažiausiai įmanoma gauti, bet įmanoma. Ir maišelis. Tai čia Secret spalvotas, juodas, kuris mėlynas, arba violetinis, arba Secret. Rožinis. Jo, čia tikrai lafufų. Bet pažiūrėkit, koks cute. Dabar aš turėsiu 3. Ir jo, čia viskas tai. Jo, čia trumpas video, 2 minutės. Ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Edramblys arba Emilis Repšys.